Sveiki! Šiame video aš norėsiu Jums pristatyti vieną pagrindinių matavimo ir žymėjimo įrankių skirtų staliaus darbams, tai yra brėžtuvas. Ant stalo yra du brėžtuvai skirtingo tipo, tačiau visų jų paskirtis yra ta pati. Jie yra skirti nubrėžti lygiagrečias linijas, pažymėti dygius ir atitinkamai pernešti dygio vietą į lizdą. Taigi, kaip matot, yra kelių konstrukcijų. Šitas yra vienas primityviausių. Paprastai pleišto pagalba fiksuojamas atstumas. Jį galima nustatyti tam tikrą ilgio, užfiksuot. Ir šis brėžtuvas dažniausiai naudojamas, kaip matot, jis turi gana storą ir tvirtą kreipiančiąją, todėl jis yra dažniausiai naudojamas skydų žymėjimui. Žymima maždaug taip. Aštrios vinies pagalba jis įbrėžia liniją. Ši linija yra vat čia. Dabar pabandysiu Jums atkartoti. Štai šitą liniją. Tokiu būdu mes gaunam liniją lygiagrečią kraštą. Antro tipo brėžtuvas yra senas, dar pagamintas mano senelio ir jo naudotas. Taigi jis, kaip matot, turi dvi kreipiančiasias. Tos kreipiančiosios yra jau ganėtinai plonas ir jis skirtas žymėti ant nedidelių ruošinukų detalių. Taigi, kaip matot, jis turi du strypelius. Kam jie reikalingi? Labai patogu nustačius atitinkamą jų gylį, galima nustatyti, kur bus dygiaus, lizdo vieta. Perbraukiu. Ir gaunu dvi linijas. Taigi, nužymiu ir matot, taip gana paprastai aš gavau nubrėžtą vietą, kurioje aš jau galiu kalto pagalba išmušti lizdą. Dargi naudojamas yra brėžtuvas, norint padaryti mūsų ruošinukus vienodus. Tarkim, mes galim pamatuoti jo ilgį, plotį. Ir tą plotį pernešti ant kito ruošinio. Štai matot. Šitas ruošinukas yra kiek platesnis už šį ruošinį. Vat lygiai per tokią vietą. Toliau jau obliuko pagalba aš galiu suvienodinti šitos du ruošinukus. Tai paprastas, efektyvus, patikimas ir puikiai tinkantis, priminsiu, nužymėti dygių, lizdų vietas ir taipogi lygiagrečias linijas ruošinių paruošimui. Tai tiek apie brėžtuvą. Su Jumis buvo aš, Vitalijus Ramelis. Iki.